Sveiki. Ką tik grįžau iš 3 dienų konferencijos atrodo, tokia konferencija vyksta į metus vieną kartą, bet be jos būna ir įvairių kitų renginių ir taip lyg ir atrodo, kuo aš ten dar važiuoju, juk atrodo tiek daug žinai ir ką jau čia besužinosi. O buvo be galo jautru, ypač keletą momentų, kai žmonės dalinasi tokiom istorijom, kur, kaip sakau, sunku be galo patikėti ir labai gaila, kad tikrai daug žmonių, jau kai tikrai labai blogai, kai ar gydytojai jau nebegali padėti, kreipiasi, ar jau visiškai pervargę, ar jau vaikų ligos nualinusios ir panašiai. Kažkaip sunkiai mes viskom tikim, bet gal reikėtų kažkaip, bet turbūt kiekvienam savo laiku. Pirmą dieną labai įdomi buvo, atrodo irgi turėjom svečią iš Amerikos ir dalinosi truputį apie kompaniją, ką išgirdau. Jau atrodo žinom apie tos produktus, kad ir klinikiniai tyrimai padaryti ir panašiai, ir jie yra vieši, jie nėra užslaptinti, tai nėra tik tai žodžiai, jie yra prieinami ir gali bet kas, ir gydytojas, ir bet koks specialistas, ir paprastas žmogus juos imti, skaityti ir išsinagrinėti ir vienu žodžiu. Ir ką išgirdau, kad pasirodo, būna, sako, gauna kompanija daug klausimų, kodėl vienokio ar kitokio produkto neturi Nelife kompanija. Ir, pavyzdžiui, pilna rinkoj, sakykime, aš tokią prielaidą pasakysiu, kolageną. Tokia yra dabar panacėja, kolagenas. Ir kaip čia tokia kompanija Nelife, 65 metai rinkoje, pati pirma iš kompanijų ir neturi. Ir daug ko, mes čia daug ko pasigendam, ir to, ir ano, ir trečio, ir, sakykime, norėčiau dantų pastos, ir norėčiau dezodoranto gal ir panašiai. Kažkaip šiandien pakalbėjom ir apie vazeliną. Ir kažkodėl kompanija neturi. Ir kaip įdomiai paaiškino, kad pasirodo, kad kompanija apskritai į produktą, tos visos sudedamosios dalis, kas yra bet kuriam iš šitų buteliukų, jos yra ne šiaip sau, kiekviena iš jų yra patikrinama iki tokio lygio. Jeigu su tuo produktu nėra, aš net žodį tokį įdomų užsirašiau, ne tik, kad nėra klinikinių tyrimų, bet net stabilumo testo kažkokio, aš net nesupratau, ką reiškia. Ir jeigu tokių dalykų nėra su kažkuria sudedamąja dalim, jie net nededa. Viskas, kiekviena sudedamoji dalis, bet kuri kokia yra produkte, jie turi turėti klinikinius tyrimus, jie turi turėti įrodymus, kad jie veikia taip ir ne kitaip, kad jie naudą tokią, kokią turi atlikti, jie turi atlikti. Neštampuoja tų produktų tik, kad parduoti. Kol, sakykime, Cofermentas Q10, pilna jų, pilna rinka. Jie užtruko Cofermentui Q10 10 metų. 10 metų. Tiek mokslininkų ir 10 metų. Bet jie vieninteliai pasauly turi Cofermentą Q10 natūralų, kuris pasauliniuose moksliniuose, pasirodo, kažkokiuose ten, kur yra įtraukinėjami pasaulį ir panašiai, į juos papulti, ten, kaip patiko, labai sulygina net su Raudonąja knyga, ten papulti praktiškai neįmanoma, ten turi praeiti, įrodyti ir panašiai.
Ir Neolife kompanijos kofermentas Q10 yra tame sąraše. Vienas iš produktų. Yra ir kiti. Tai va, kai pagalvoju, su kuom turi reikalų ir kodėl yra neštampuojama. Jie dirba, jie kuria ir žinome, kad laukiame ateityje dar visokių produktų, bet kol jie, ir teko dar girdėti, kad stebi ir rinką. Ir jų kartelė būti, kad jų produktas būtų geresnis už kitų. Nu, pavyzdžiui, sakykime, viena moteris dalinosi atėjo, sako, oi, tavo omega čia labai brangi. Sako, na, o kokią tu vartoji, jam pasakė, ir pradėjo skaičiuoti kainą pagal sudėtį, pagal kiekius ir panašiai. Tai kad gavosi, kad to žmogaus omega yra daug brangesnė negu Neolife. Tai po to sako, nu gerai, palyginkim karotenoidą, palyginkim flavonoidą, ten kruciferusą, ar ten dar kažką, ar ten magnę, kad 3 rūšis būtų, ar česnako, kad visa šeima būtų. Nėra ką lyginti. Rinkoj tokių dalykų nėra. Yra nepalyginami dalykai, nes rinkoj tokių dalykų nėra. Taip yra prištampuota daug visko, bet ar veikia, ar tikrai, tai yra vėl kitas klausimas. Labai patiko, šiandien dalinosi ir vienu pokalbiu, kaip sako, vat Amerikoje yra, dabar tik nepasakysiu ten koks tas skaičius, nu labai daug omegos rūšių, nu vat omega 3, ne, ir tų visokių kompanijų yra begalės. Ir sako, kiek yra tyriama, ten nėra omegos. Vat kažkokie taukai, kažkas, bet apie veikliąją medžiagą, apie kad naikintų uždegiminį procesą, tokių dalykų nėra. Vat aš nežinau, kodėl taip vyksta, bet tai va, iš po tokių, nu tu suvoki, su kuom tu turi reikalų, tu suvoki, kodėl tavo vaikas greit 4 metai nebeturi to 6 metų šleifo, kad nesilankom pas gydytojų, pas vaistinėse ir panašiai. Nu, sunku, iš tikrųjų sunku, žinokit, kalbėti ir labai daug įvairiausių istorijų dalinosi ir Bechterevo sindromo moteris turinti, tarp mes su ja buvom kalbėjusios lygiai prieš 3 metus, mano pirmoji konferencijoje, ir jie atvažiavo, ir ji būtent atėjo dėl šitos problemos ir vakar jai pasidalino po 9 mėnesių, kaip jau pas gydytoją nuėjusi, pas ją rezultatai kaip diena ir naktis ir visiškai kitokie ir be galo džiaugiasi. Daug begalės istorijų ir gan sudėtingų ir paprastų. Labai džiaugiuosi, kad buvau. Vėl bagažas pilnas. Labai džiaugiuosi, kur esu. Esu be galo dėkinga, kad tikrai nebūčiau patikėjusi. Jeigu man kas nors būtų pasakojęs, kaip kažkur kažkokie papildai kažką daro, niekada nebūčiau patikėjusi. Nors sako, niekada nesakyk niekada, bet kai pamatai realius žmonės, kai pabūni tarp jų, kai dabar jau pati lapkritį bus 4 metai ir turiu savo ratą žmonių, kurie tvarkosi sveikatos problemas ir daug gražių dalykų vyksta. Tikrai labai laukiu, kada gal kažkada kažkas išdrys ir pasidalinti ir tikrai turime stiprių istorijų ir kaip vienai moteriai esu pasakius, būk kantri, nes ateis diena, kai tu galėsi daugam padėti, būtent su savo istorija. Nes, sakykime, yra tokia problema, kur iš 10 moterų 9 turi šitą problemą ir yra labai liūdnos pasekmės, ką sakykime, sistema siūlo ir panašiai, o šiai dienai vyksta gražūs dalykai.
Tik dar sunku patikėti, bet viskas su laiku. Tai va, tam kartui tiek. Ačiū, kas klausėtės. Oi, gyvenimas nuostabus. Iki.